Nuo pat demokratijos ištakų antikinėje Graikijoje ir senovės Romoje moterys nebuvo įtrauktos į valstybės valdymą kartu su kitomis žmonių grupėmis. Tai pradėjo keistis XIX amžiaus viduryje, kai buvo kilusios diskusijos vakarų demokratijose dėl moterų teisės balsuoti. Tačiau tai susiformavo į politinį judėjimą tik XX amžiaus pradžioje. Britė Emelina Pankhurst kartu su savo dukterimis įkūrė vieną pirmųjų moterų politinių partijų 1903 metais. Ši partija aktyviai dalyvavo Didžiosios Britanijos politinėme gyvenime ir per maždaug 25 metus sugebėjo, po daugybės bandymų, protestų, riaušių ir geopolitinių situacijų, iškovoti pilnas moterų balsavimo teisės 1928 metais. Tuo tarpu, pirmoji pasaulyje, Naujoji Zelandija, šias teisės suteikė jau 1893 metais, nors pirmosios kandidatės pasirodė tik 1919 metais. Metus prieš šios teisės suteiktos ir Lietuvoje. Tačiau iki tol moterys vis dar neturėjo lygių ekonominių ir socialinių galimybių kaip ir vyrai. Įgijus lygias teisės prasidėjo trumpas periodas neutralumo vakarų pasaulyje iki Antrojo pasaulinio karo, kurio metu moterys buvo pagaliau pilnavertiškiau įtrauktos į ekonomiką. Nuo tada prasidėjo ir sekančios feminizmo bangos, kurios palietė visus moterų gyvenimo aspektus, kaip šeima, karjera, kūno autonomija ir panašiai. Europos ekonominė bendrija, vėliau Europos Sąjunga, nuo pat Romos sutarties skatino ir įgyvendino lyčių lygybės politiką su kiekvienu leidžiamu aktu ir užtikrino šios vertybės neliečiamumą. Moterų teisės iki šiol nebuvo tokios gausios.